Šiandien mūsų jau turbūt tėvynis, reikėtų sakyti, kultūros dienų, vokiečių kultūros dienų renginys, bet labai smagu man apie tą renginį kalbėti ir labai smagu jūs čia visus pasveikinti, todėl kad šitas renginys yra iš tikrųjų mūsų vakaras. Tai yra Simono Dacho namų, Simonui Dachui skirtas vakaras. Balandžio 15 buvo 350 metų po Simono Dacho mirties. Simonas Dachas gimė 1605 metais Liepos 29 dieną tuometinėme Nevėžyje. Jo tėvas buvo lietuvių, lenkų ir kuršių kalbų vertėjas teisme, o motina kilusi iš garbingos miestiečių šeimos, kurios tėvas buvo miesto burmistras. Dachas pirmiausia lankė mokyklą savo gimtajame mieste, po motinos mirties 1619 metais. Tėvas išsiuntė berniuką pas gimines į Karaliaučių, Kaliningradas, kuriame jis lankė katedros gimnaziją. 1639 metais jis tampa Karaliaučiaus universiteto poezijos profesoriumi. Dachas šias pareigas gavo po asmeninio Brandenburgo kurso įstatymo, nors tuomet dar net nebuvo baigęs universiteto. Tik 1640 metais jis apsigynė magistro laipsnį. Iki pat savo mirties Dachas dirbo poezijos profesoriumi Karaliaučiuje, kuriame ir mirė 1659 balandžio 15 dieną, manoma, nuo tuberkuliozės. War bist du, o Menschengehirn, kein Augenblick entdeckt oder frei. Noch solltest du so wenig für dein Leben und dass dein Ziel dir auf dem Nacken sei. Der Mensch hat dich so eigen, so wohl steht ihm nichts nach, als dass Freiheit zeigen und Freundschaft halten kann. An 1647 des Nachts, da ich vor Entbrüstigkeit nicht schlafen können, auf dem Bette gemacht. Wo Musik sich frei entfaltet, Silber deines Lebens singt. Wo Musik im Herzen waltet, findet Freude in der Sinn. Poezija anuomet buvo visai kitokia. Poetai nelaikė savęs genijais, rašančiais kūrinius iš vidinio poreikio bei užsiimančiais kūrybą iš estetinių paskatų. Jie laikė save mokytais žmonėmis, kurie užsiima poeziją, norėdami tarnauti visuomeniai ir ją mokyti. Toje 17 amžiaus pusėje Vokietijoje prasidėjo nacionalinės poezijos istorija. Simonas Dachas buvo vienas iš jo pradininkų. Nimmst du in meine Heimat geh, so grüßt dich jedermann. Und sag, ich hab sie oft gesehen, so oft es nachts im Kreis. Und sag, ich hab sie oft gesehen, so oft es nachts im Kreis. Gib mir selbstständig, sag mir dein Herz, reich mir deine Arme an, wir gewünscht die Liebe an. Denn solange du auf mich nur gehorchen wirst, an dich, dir werden wir nur ein Schein, und wirst du achten sein. Nuo keleto eilučių epigramų iki šimtus eilučių siekiančių veikalų. Vidutiniškai jis parašydavo vieną eilėraštį per savaitę. Dachas rašė ir lotynų, ir vokiečių kalbomis, bet jo kūryboje jau aiškėja perėjimas prie vokiečių kalbos. Tik apie penktadalis eilėraščių buvo parašyta lotynų kalba, o bėgant metams vis mažiau eilėraščių ir mažiau jis rašė lotyniškai. Ja, mir
Unbernstein, Herr. Noch gern einmal gegrüßt. Werden dich, mein liebes Vaterland, zu guter Letzt geküsst. Ich hätte auf den Fall nicht allein mich aufgemacht, die Scham. Mein liebstes Herz wird ungesandt, samt einer meiner Sonnen. Die Liebe muss uns beiden allzeit verschwiegen sein. Drum schließt die größten Träume im inneren Herzen. Tame sename Rėmėje, dabartinėje Klaipėdoje, sename vokiškame name, prikeltame naujam gyvenimui, Simono Grafo namuose.